Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą. Ar prenumeruojat? Ačiū, kad spaudžiat patiktuką. Ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mūsų rytojus. Išsirinkit iš šitos eilutės savo mėgstamą numerį ir aš jums pasakysiu. Tai va, pirmasis variantas. Visai neseniai čia buvo mums panaši korta. Tai, kai jūs jau pasiruošę veikti savo veiklą, jau turit energijos, jau turit planą ir dabar jisai vykdosi. Jūs jau matot savo laivą, savo horizontus. Na taip simboliškai jūs jau lipat į laivą ir darot tai, ką esat numatę. Visi mes turim kažkokių planų, kurie vykdosi greičiau, lėčiau, kažkokių tikslų, kažkokių norų. Ir dabar atėjo laikas jau išsipildyti tiem noram, tiem tikslam, ką jūs ten besugalvojot, ar statyt namą, ar pirkt mašiną, ar vystyt veiklą, ar pasidaryt remontą kokioj vonioj, ar dar ką nors. Rytoj jau jūs aiškiai suprasit, aiškiai pajausit, kad jūs jau galite tai padaryti ir jau jūs žengsit žingsnį ir tai jūs labai pradžiugins. O antrasis variantas - gaus galimybę visiškai pailsėti. Pamedituot, paklausyt muzikos, išsimiegoti į valias, ramiai pasivaikščiot, visus darbus ir rūpesčius paslinkt kur nors į šoną. Tai gali būt priverstinės atostogos, gali būti visai nepriverstinės, sugalvojot savo pailsėt, šalta jum eiti į darbą ir viskas, ir sėdit ir ilsitės. Ir puiku. Ir tiesiog jūs atgausit jėgas ir paskui jau galėsit su visa energija judėti toliau. O rytoj ne, o rytoj jūs pailsėsit. Kokį jūs poilsį išsirinksit, jūsų reikalas, bet jūs tikrai turėsit tokią progą. Tai ją ir pasinaudokit, tai jūs būtinai pradžiugins. Oi, koks grožis. Tai valdovė. Na, rytoj jūs ir pasijuntat taip. Va taip, kaip jūs galit viską valdyt, viską tvarkyt pagal savo skonį, nes neatsikeldami iš krėslo ar sosto. Jūs rytoj gausit puikius rezultatus su pačiom mažiausiom pastangom. Jūs rytoj galėsit lepintis visapusiškai. Jūs tiek daug dirbot, jūs tiek daug nuveikėt, jūs nerimavot, jūs dirbot ir dabar jūs rytoj matot savo pasiekimus. Matot savo visą aplinkui puikų pasaulį ir tame pasaulyje save visame puikume. Tai labai gera korta, tai labai stipri korta, kurią jūs įsirinkot. Jūs rytoj taip ir pasijusit, taip ir pamatysit visą savo grožį, visą savo galią, savo valią, savo visus laimėjimus. Tiesiog jūs tai labai pradžiugins, jūs tikrai nusipelnėt šito apdovanojimų. O 8 pentaklių 4 variantui tekęs. Tai apskritai tai yra pinigų korta, bet tai yra tokio kruopštaus, sąžiningo darbo įvertinimas. Jūs labai mėgstat savo darbą, jūs labai geri specialistai, jūsų nepasidalina tiesiog ne klientai, ne darbdaviai, nes jūs taip gerai darot tai, ką jūs darot. Jums už tai aišku puikiai atlyginama, bet jūs dar norit patobulėti. Jūs dar ieškot kokių nors
kursų, kokių nors mokytojų, kad jūs tai, ką darytumėt dar geriau. Na, nebūtinai čia megzti servetėles. Ką jūs galit net visai nieko nemegzti, o dirbt galvą, bet jūs dirbat kruopščiai, atsakingai. Jūs taip mylit savo veiklą, kad jinai jums neatrodo darbas. Ir todėl jums už tai atlyginama, labai gerai. Ir tai jūs džiugina per visą darbo dieną, per visas darbo valandas. Puiku.